Sveiki, mėlyjeji žiūrovai, šiandieną mes padarysim tokį vieną dalyką. Tiksliau, bandysim daryti tai, ką nors linksmo nuveikti. Pavyzdžiui, dabar sugalvojau, kad reikia tokį vieną seną gerą dalyką padaryti, kurį jau senai turėjau padaryti, bet niekaip nepadarydavau, tai suklijuoti į mano kamštukų kolekciją. Kamštukų, kodėl atvirkščiai rodo, ar čia tik man atvirkščiai rodo, nežinau, man nesvarbu žodžiu. Nes čia, taip sakant, turiu dar neįklijuotų kamštukų, kuriuos reikia suplot. Va šitaip va ir įklijuot į sąsiuvinį, į kolekciją mano kamštukų. Tai va tą ir bandysim daryti šiandien. Atrink dar reiks kuriuos, kurie yra, kurių nėra dar. Taip kad va, nusimato rimtas darbas. Na va, pagaliau susirūšiau tuos kamštelius. Čia tie, kuriuos reikia įklijuoti, čia tie, kurie yra pasikartojantys, taip kad dabar reikia varyti į garažą, išlyginti. Čia visus reikia lyginti, kitus tik tai reiks įklijuoti ar biškį patiesinti iki galo, taip kad va taip. Reikia varyti į garažą, ištiesinti, paskui grįšiu čia ir įklijuosiu viską į siunuką. Lyginame kamštelius. Pagaliau, kamštelių prisilyginau iki nežinau kiek, jau čia visam gyvenimui turbūt aš jau jų prisilyginau. Nors aišku, ten sąsiuviny yra jau suklijuota, ten gal daugiau negu čia, bet... Na, bet žodžiu, visą dieną aš čia jau lyginau. Aš nežinau, kiek dabar valandų reikia pažiūrėti net. Yra 6 valandos, tai aš lyginau juos, nu tiksliau rūšiavau, dabar lyginau ir dabar dar klijuoti reiks į sąsiuvinį. Tai žodžiu, va čia kai baigiau lyginti, nuo to laiko, kai pradėjau rūšiuoti, praėjau 6 valandos. Normaliai, 6 valandas. Kamštuk su kamštukai žaidžiau. Bet nieko, ką, buvo verta, susiklijuosiu į sąsiuvinį ir turėsiu po 100 metų tada, nu, ne po 100. Žodžiu, pažiūrėsiu į tą sąsiuvinį ir labai bus įdomu, gal kam nors parodyti įdomu bus. O taip, kolekcija. Tai va, einam klijuoti. Tai va, perėjau norėt ką tik. Ahujena žaidimas. Tai ką darom dėl tų picų? Kokių picų? Aš jau lovoj galiu. Lovoj guliusi. Nežinau. Aš tai šiaip ne kiek picos norėčiau, bet kiek norėčiau, pavyzdžiui, kokį greitį riusitę sumest. Tai aišku, prie to labai fainai, gal ir tik tų picos, tai nežinau. Tai ką darom? Šiaip aš tai jau pavalgęs, taigi pavėlavai. Ir be to mašinos jau nebeturiu, tėvas išvarė. Užkas. Tad luko močiutė visada ten, kur reikia. Ai, na. Tai gal pieškom tada nueisim. Jo, suklijavau visus kamštukus. Tiesą sakant, dar neskaičiau kiek iš viso. Bet suklijavau, tiksliau šiandien maždaug ištiešinau, tai plus minus 80 kamštukų. Apie 80. Biškai daugiau gal. Ištiesinau ir suklijavau. Čia aišku, jokio skirtumo jums vaizde, bet per šiandien suklijavau vat šito puslapio, paskui šitą puslapį, šitą ir šitą. Tai va. O iš viso kamštukų yra, tuoj paskaičiuosim. Vienam puslapį 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 100, tiksliau 200, 220, 240, 260. Sveiki, mėlyjeji žiūrovai, taigi važiuoju po pietų pertraukos toliau į darbą ir šiandien galbūt važiuosiu apžiūrėti vienos mašinos, dėja ne savo, o pardavimui, na, bet vis tiek paturėsiu mašiną ir visai tokią fainą BMW E46 323. Tai va, pažiūrėsim, gal paimsim, o gal jau neparduota, kaip bus, tai bus, žodžiu, dabar važiuojam atgal link darbo, dar šiek tiek benzino reiktų nusipilti.
nes kaip matot, arba nežinau ar matot, jo visai nėra ir galiu dabar net užgest. Štai dar vežu išsiųsti šitą pakabuką. Čia užsisakė mano pusbrolis Domantas, vieną kartą matytas, arba ne vieną kartą mano vlogė. Taigi jam išsiųsiu, jisai kažkam dovanos, nežinau kam, bet vienu žodžiu. Tai va, tokie reikalai. Paėminau Kem 6 ir jisai yra ant pardavimų, bet vis tiek mes spėsim su juo pasidžiaugti, manau. Ir dabar yra šiokių tokių visokių nesklandumų, gedimėlių ir taip toliau. Taigi reiks pravaryti apžiūrą, nes kitaip neišeis su juo važinėti, na tai savaime aišku. Ir neįmanoma apeiti kaip ir šitų dalykėlių. Taigi, bet tai nėra labai jau kažkokia didelė problema. Toliau reikės dar važiuoklę pažiūrėti viską, varyti apžiūrą, bandyti ir, na, pirmiau pažiūrėti, kas ten yra negerai, pasikeis, paskui varyti apžiūrą, jeigu ką rasta ir tą pakeisti, savame aišku, tai va, viską taip ir tada bandysim jau dėti į skelbimą parduoti, nes, kaip sakiau, mašina bus ant pardavimų. Nes ten yra sedanas, o man labiau patinka kupė, nors ir jie brangiau kainuoja, bet, žodžiu, esmė yra tokia. Kokia graži diena. Šviečia saulė, nei debesėlių. Nors viens kitas yra, bet labai faina, atrodo, kad jau čia vasara čia pat būtų. Taigi ta proga reiktų pasitvarkyti šitą dembuką. Pajaminau šitam pardavimu, tiksliau pajaminau, nu, tėtė paskolino pinigų ir pajaminau. Tai vat visai toksai nieko, bet visokių tokių smulkmenų tai yra krūva ir reikia daug ką sutvarkyti, kad būtų ledas ir tada parduosim šitą bembuką. Tai va. Bembukas trečias, kėbulas E46, variklis 2,5, 323 senesnio modelio. Čia, žodžiu, sudėti balti posūkiai. Lempos gale šiek tiek tokios įdomios sėstokos, turbūt pakeisiu į originales su baltais posūkiais, nes man šitos kažkaip nežinau. Nu, jos gal kaip ir nieko, aišku, čia net ar dar nenuplauta, bet žodžiu, tai va. Taigi, nežinau, na, dar galiu jums parodyti, kaip čia maždaug jis atrodo. Aišku, čia niekas dar neplauta, nevalyta, nežinau, kažkada aišku valyta, bet žodžiu, viskas kaip ir gražiai atrodo. Na, va, šiek tiek dar reiks šitą pakeisti ričiagą ir maišelį suplyšę. Nu, čia tokių visokių smulkmenų tikrai yra nemažai. Toliau pakapuotų mes galime rasti paprasčiausiai duspose variklį. Labai tvarkingai dirba, labai gerai vedasi. Su varikliu kaip ir jokių priekaištų. Tai ir ką aš dar galiu pasakyti, reikia, žodžiu, šiam karteliui reikia imtis durelių tvarkymų spynos. Jei norit pamatyti tolesnius įvykius su mašina, keliaukite į mano kanalą Mėgstu BMW ir jį galite rasti po šio video aprašyme. Sveiki, mėlyje žiūrovai. Vėl važiuojame į darbą po pietų pertraukos. Žodžiu, su šia mašina, naujaja. Gavau skambutį iš Vilniaus, kad mane kviečia į, žodžiu, darbo pokalbį dėl Audi, ten, žodžiu, Audi centre. Na šiaip, tai būtų labai netikėta, bet kadangi jau tai buvo tikėta ir planuota kažkas tokio panašaus, tik tai, kad vienas dalykas, kad šiaip jau turėjau dėl BMW centro, iš BMW centro skambinti, bet paskambinau iš Audi, nežinau kaip ten kas. Aišku, tai yra irgi ultra power puikumėlis, smagumėlis, nors neslėpsiu ir nemeluosiu, jeigu tai būtų BMW, būtų man labiau patikę.
Ne, bet žodžiu, vis tiek pridėsiu kelnes iš laimės ir 22 dieną vasario važiuosiu į susitikimą dėl pokalbio. Tai va, tikiuosi Vilniuje apsigyvent ir viskas bus smagu. Dar šitos mašinos reikia apžiūrą pravaryti, o kad ją pravaryti reikia sutvarkyti važiuoklę. O kad sutvarkyti važiuoklę reikia laukti pirmadienio. O aš jau važiuoju šiandien paskutinę dieną su šitą mašiną, kai dar aš galiu važiuoti pagal visus ten viską, nes jau rytoj jau man reikės būtinai turėti apžiūrą. Per 7 dienas nuo registracijos raudonų numerių turiu aš pravaryti apžiūrą. Jau praktiškai turėjau, nes nespėsiu, žinau, tikrai. Nes, paprasčiausiai nesusitvarkyti su važiuokliais. O, biškį policija. Bet nieko, tikiuosi manęs neims. Ne, susistabdė kažkokį gaidžiuką, žodžiu. Čia net nematėt, nieko. Būna matai, būna nematai, tai va, taip yra, žodžiu. Važiuojam į darbą, dar šiaip daug laiko, tai reikės pasiskambinti dar paklausti, kaip ten kas yra, ar, žodžiu. Nes man šiandien skambino dar ir iš kito servizo Vilniui. Taip, kad aš nenoriu, kad jie visi skambintų ir paskui reiktų visiems sakyti, kad aš jau susiradau kažkokį vieną išsirinkęs ten. Man tiesiog nepatinka taip žaisti su tais pasiūlymais, nes aš labai juos vertinu. Žodžiu, ir dar neaišku, ar dabar atsimeta ta galimybė į BMW centrą papult ar ne, nes jeigu dabar į Audi jau jeigu mane priimtų į Audi tą centrą, kur dabar pokalbį kviečia ir paskui ten po kokių kelių dienų paskambintų iš BMW centro irgi, tai tada labai būtų lieva, nes reiktų išeiti iš Audi centro ir tada eiti į BMW, tai kai man reiktų ten sakyti, ką aš čia dabar, žodžiu, tokia nesąmonė, man labai nepatinka tokius daryti, nes taip labai kiauliškas elgesys toks. Žodžiu, tuoj priparkuosiu mašiną ir iš tikrųjų nėra ką daugiau ir čia pasakoti, viską pasakiau, tai va, parkuoju. Eina guldva, čia tai žiaurumėlis, jau galvojau, kad telefoną palikau. Iš vis, žodžiu, ne tai, kad palikau, bet kame esmė. Mašinui atsidariau kapotą, kad pasišviesti su telefonu, pasidėjau telefoną, ten įsistačiau taip, kad ten pašviestų man ten, kur reikia. Žiūriu, ten viską pažiūrėjau, uždariau kapotą ir nuvažiavau ir žiūriu paskui, kad nerandu telefonų. Ir žodžiu, galvoju, palikau po kapotų, bravo, telefoną. Atsidariau kapotą, nėra telefonų. Ieškau, žiūriu, visur gal užkritęs, nieko nešviečia jau, nes buvau prožektorių jungęs, tai turėtų šviesti, matytis kažkur. Jau grįžau namo, pasėmiau prožektorių, skambinu ten į savo telefoną. Skambinu, nieko nesigirdi. Jau galvoju, ragas, pametęs būsiu kažkur tai pakeliui. Įsėdu į šitą mašiną, tą pačią, kurią šviečiau, žiūriu ant keleivių sėdynės pasidėjęs. Va, galva mano, tai eik tu gult, bet jau prikroju kelnes, galvoju, ragas, viskas, nėra telefonų. Dar telefonas tai man dar, bet esmė tame, kad rytoj man susitikimas yra dėl darbo. Ir mano SIM kortelė yra svarbiausia, aišku, telefonas šiaip irgi ten kainuoja 8 litų, bet man, žodžiu, esmė tame, kad gerai, blemba, kad nepraradau. Šiandien gavau siuntinuką, kurio jau senokai laukiau. Tai yra paprasčiausiai laikrodis ir kuo jisai man čia labai fainas, tai už tai, kad jisai yra su BMW ženkliuku. O kadangi man patinka BMW, tai už tai aš jį ir užsisakiau. Ir už tai iš čia labai jau tipo geras. Nėra nieko čia gero, paprasčiausiai yra toks laikrodis. Šiaip nebrangus, vienas pigiausių, kurį radau eBay'ui su BMW ženkliuku. Taigi vat, pažiūrėkim, kokia čia ta kokybė. Fokusuok. Na va, štai pažiūrėkim, visai neblogai padarytas, klausyk, ne popierus kažkoks tai, kaip būna tų papigiai laikrodukų.
Čia vat viskas gražiai išdaryta, taip sakant, metalinis korpusas. Ir iš galo mes turime, dar čia yra liubiukas apsauginis, turim Japan Quartz Movement, žodžiu, tipų japoniškas šitas mechanizmas įdėtas elektroninio laikroduko ir taip Motard tipų, žodžiu, limited edition stainless steel back, nerūdijantis plienas. Na tai va, šiaip tai atrodo labai taip kokybiškai, sakyčiau, rankinėlį tokia kietos gumos, irgi tokia faina, sakyčiau. Atrodo mokėjau apie 5 litų. Ir aš visai džiaugiuosi. Aš nors ir turiu aš tų laikrodžių iš tikrųjų. Aš tai parodysiu kokių bent jau kelis. Nors tai turiu dar tokį. Čia šiek tiek neėmęs šitą apyrankę, bet jisai veikia viskas normaliai. Ir jisai yra mechaninis. Viduje yra mechanizmas be jokių baterijų. Ir užsiveda nuo judesių. Taip, kaip fainai. Tai va toksai įdomus visai. Viskas čia veikia, tiesiog nėra tos rankinėlis. Turiu dar tokį, kurį paskutiniu metu nešiojau, kai nešiojau, nes šiaip tai retai labai nešiojau, paprasčiausiai nėra progos, darbas, o po darbo nieko neveikia, arba, na, žodžiu, kartais susidėti labai retai. Tai va čia toks vadinamas skeleton, matosi kiaurai jį. Na, čia, žodžiu, nedaug tų vietų, kur kiaurai matosi, bet esmė, na, ten truputį matosi mano nagų. Na, žodžiu, ir matosi, kaip čia viskas juda. Štai užjudinsiu. Matot, kaip ten eina viskas. Labai fainai šitą man laikrodį. Na, žodžiu, šitą paskutinį metu nešiojau. Ir dar turėjau, kurį senokai jau irgi nešiojau. Tai čia BMW tipo originalus, mechaninis. Ir, žodžiu, čia rodo visas šitas rodiklėlis ėjo. Ir visos rodo. Čia sekundės, man atrodo, mėnesio diena. Čia valandos 24. Čia savaitės diena, mėnesis, metai, žodžiu, sekundės ir taip toliau. Irgi mechaninis, bet šiek tiek jisai parėjo, kadangi daug kartų jis buvo gavęs smūgių. Taip kad, žodžiu, va čia tokia dalis atsijungi. Tada aš bandžiau sutvarkyti durnius ir sugadinau dar labiau. Tai va, būčiau laikrodinį nešęs, tvarkė, ar būtų dar geriau, būtų tiksliau ir ilgai veikia. Na, bet jis ilgai tarnavo, taip kad labai ilgai neverkiau. O dabar turiu šitą žymiai pigesnį, paprastesnį ir visai ne mechaninį, o elektrinį su baterija viduje. Na ir, ką žinau, panešiosim kažkiek laiko, atsibos, susidėsim šitą ir taip toliau. Tai va, šiaip laikrodžių turiu ir daugiau, bet net dabar neatsimenu, kokių aš ten turiu ir kur jie yra. Tai va, tokia reikaliukai.